Minedo vardą jau daugelis buvo pamiršę. Šio šimtmečio pradžioje, švelniai tariant, keistokas vyras buvo išgarsėjęs dėl savo pasirodymų laidose ir neįprastų dainų. Kai visa tai pagaliau baigėsi, buvo girdėti tik jo savanorystės atgarsiai, į kurias daugelis nelabai kreipdavo dėmesį. Tačiau dabar Minedo vardas vėl iškilo žiniasklaidos antraštėse, šįkart kiek kitame pobūdyje. Kaip jau turbūt girdėjote, pasirodė informacija, kad savanoriaudamas ir rinkdamas paramą su okupantais kovojančiai Ukrainai, jis tuos pinigus galimai pasisavino ar iššvaistė. Tačiau šiandien aš ne apie tai. Esu tikras, kad viską jau girdėjote žiniose ar Skirmanto Malinausko epizode. Maža to, kad Minedas pasisavino turtą, tačiau jis tai padarė tokiu būdu, kad štai nuo karo pabėgusi ukrainietė čia Lietuvoje dar liko skolinga ir šiuo metu ruošiasi kreiptis į teismą. Mindaugas nekartą sako, kad keliauja į Ukrainą ne tik dėl pagalbos fronte, bet ir dėl merginų, mat nori sau rasti ukrainietę. Na tai dabar paskutinę naujieną girdėjau, kad jis jau nebe kariaut važiuos, nebūti paramediku, o ieškoti savo žmonos. Sveikinu visus, kurie paaukojo pinigų piršlybo Minedo. Kiek jų metų? Na, palikim paslaptį šiek tiek. O tai iš ko jūs gyvenate? Tai aš tiesiog yra draugai, šeima ir taip toliau ir aš mažai būnu Lietuvoje, tai kitas dalykas, mano poreikiai yra labai maži. Po šio skandalo internete ypatingai pradėjo plisti merginų istorijos apie nederamą Mindaugo Jonušo elgesį. Pasirodo, baigė savo muzikinę karjerą, jis savo veiklų ir savanorysčių ėmėsi ne visai dėl geraširdiškų paskatų. Štai 2017 Seimo puslapyje pasirodė pranešimas žiniasklaidai apie nederamą Minedo elgesį, prisidenginėjant savo veiklą organizacijoje Nebūk naivus kelyje. Čia rašoma. Susitikimų su merginomis metu jis be sutikimo drastiškai mažindavo fizinės bendravimo erdvės atstumą ir apsikabindavo paauglės, taip sukeldamas mergaitėms neigiamus jausmus. Apskritai žmonės ėmė dalintis ir kalbėti, kad į savo veiklas merginas jis bandydavo verbuoti, norėdamas su jomis užmėgsti šiltesnį ir nepadorų ryšį. Kviesdavo į namus, sakydavo nepilnametėms nederamus komplimentus ir panašus. Mano praeitame epizode aprašytas iškrypėliškas grūmingas. Nuo pat pirmos akimirkos girdėjau jo puikius žodžius. Kokia šaunuolė, graži, lindo apsikabinti, nuolat peržengdavo tą asmeninę erdvę. Išėjau visą drebantį, todėl ir apsiverkiau. Praėjus tam tikram laikui pagalvojau, gal tiesiog emocijos suplūdo ir nieko tokio nebuvo. Tačiau tada prasidėjo žinutė su klausimais, ar turiu vaikiną, kokio vaikino ieškau, ar jis man gražus. Buvo ir tiesus klausimas, ar tiktų į vaikinus. Taip rašė viena su juo bendravusi savanorė. Seimo puslapyje taip pat rašoma. Pateikdama savo visuomeninio judėjimo tariamai teikiamos psichologinės pagalbos kontaktus, Mindaugas Jonušas į viešąją informacinę erdvę įkėlė savo asmeninio mobilaus telefono numerį. Tai reiškia, kad siūlydamas psichologinę pagalbą be jokios kompetencijos Minedas bandė privačiai užmegzti ryšį su emociškai pažeidžiamais žmonėmis. Tuomet Minedo stojo ginti Petras Gražulis, tuomet jis Kakadu laidoje sakė: keista, dabar tik vyras vyrą galės kalbinti. Jeigu moterį pakalbins, tai čia jau nusikaltimas? Ta žmogus tiek patyręs pažeminimų, patyčios liejamos ant jo. Ir mes stebėmės, iš kur atsiranda patyčios. Viešpatie Dieve, ko buvau stipras jaunystė, dabar išdaviau, susidėjau su moterim. Viešpatie, tu mane atleisk. Panašią prieigą prie jaunų ir nepilnamečių merginų jis turėjo sukūrę savo modelių agentūrą. Tuomet portalo 15 minučių žurnalistai pasakojo paauglių istorijas, kurios dirbdamos Minedo agentūroje iš jo sulaukdavo skambučių naktimis, šantažo ir grasinimų. Su dabar jau bankrutavusia agentūra Minedas jaunų modelių daugiausiai ieškodavo mažesniuose miesteliuose. Tokią pat taktiką jis naudoja visur. Po šių žinių ir aš gavau žinučių apie Minedą. Štai viena mergina, kuri augo mažame miestelėje, rašo: net kai aš buvau nepilnametė, kokių 13-14 metų, jis man rašinėdavo ir vis kviesdavo susitikti, aptarti savanoriavimą. Su manimi susisiekė ir keletas kitų merginų. Aš su Minedu nuo vaikystės augau viename name. Kai man buvo kokie 8 metai, jis mane kvietė pas save vakare į namus. Sakė, padarys koncertą. Baisu pagalvot, kas būtų buvę, jei būčiau nuėjusi. Kai buvau 15-16 kažkur, gimnazistė, jis rašinėdavo man per Messengerį ir kviesdavo vis kokios kavos susitikti ir panašiai. Girdavo kokia brandi mąstymų, kaip tokio amžiaus.
Yra kvietęs kavos atsigerti ir savo straipsnių paskaityti, nes buvo mokykloje mano paskaitą vedę. Tuo metu buvo man gal 15-16. Panašių pranešimų internete nestinga, štai keletas keisčiausių. Kabino mano klasiokė autobusų stoty, kuriai buvo tuo metu 14-15 metų. Kiekvieną dieną jis ten atsirasdavo, kai jai važiuoti reikėdavo namo. Po to gėlės duodavo, galiausiai parašė atseit jai dainą, sudainavo, ta supyko ir apklikė, kad atsiknistų. Kai man buvo 14, jis komentuodavo po mano Facebooko nuotraukomis, kokios gražios ilgos kojos mergytė, kraupu dabar pagalvojus. Vaikystėje, paauglystėje teko susidurti su juo, nes važiavom šokti į Klaipėdą į klubą tokį vaikų. Taip pat Minedas ten buvo ir kabinėjosi prie visų mūsų ir sakė, jei geros būsim, pasirašys autografą. Ir žiūrėjo mūsų šokių repeticiją klube. Ten vaikų užimtumo klubas buvo, turėjom ten vakare pasirodymą. Ir jis dainavo ten. Vakare irgi ir šnekino ir siūlė varyt Klaipėdą aprodyt. Mokykloje, berods 8 klasėje, kai dauguma profesinių mokyklų pradėjo reklamuotis, atkeliavo ir Mindaugas su savo Būk saugus kelyje akcija. Po šios paskaitos ar prisistatymo buvo merginų paprašyta pasilikti ilgiau, kadangi Mindaugas norėjo pravesti papildomą dalį apie savęs kaip merginos savisaugą kelyje, bei pasiūlyti savanoriauti. Visos merginos, kurios ten nuėjo, pasakė, jog Mindaugas elgėsi iškrypeliškai, buvo labai keistas ir vis bandė prastumti savo asmeninius, o ne VŠI kontaktus. Man buvo 14 metų, savanoriavau viename projekte, ten pat ir Minedas. Tai jis mane persekiojo, kviesdavo eiti bandelių pas jį į namus valgyti. Aš nejau, jis jau man tada šlikštus tipas buvo, o klausimas ar nebuvo tokių, kurios nuėjo. Kai man buvo apie 12 metų, buvo prikola su draugais apsimes, kad tau patinka Minedo kūryba. Kažkokiu būdu jis susisiekė su manim, kad daryčiau jo fan accountą. Tai aš ir sukūriau, jis man pastoviai rašinėjo, skambinėdavo, prašydavo kurti tekstus, žadėjo atvažiuoti pas mane į miestą. Greit atsibodo to užsiimti ir tapo nebelinksma, tai jis pradėjo rašyti, kaip manęs pasilgo ir siųsti kažkokius random eilėraščius apie meilę. Siuntė gėlių nuotraukas, sakydamas, kad čia man skirta. Žodžiu, pradėjo gąsdinti labai ir galvojau, kur aš įsivėliau. Kokiais 2010 ar 2011 mano kaimyniai Mineda siuntinėjo žinutes, kvietė į pasimatymą. Jau ir tada atrodė keista, nes jai buvo koks 15 metų. Net ir aš galvojau, kad Minedas pasikeitė. Pradėjo, kad ir siekdamas niekad negautų pripažinimo ir meilės, visuomeniai daryti gerus darbus, savanoriauti, verslauti ir ieškoti savęs. Tačiau taip nėra. Jis, pavyzdžiui, iki dabar galvoja, kad laidoje Labirintai prieš jį buvo susimokyta ir piktieji prodiuseriai nureguliavo mikrofono garsą. Aš liūdėjau ir debesis linko, visą naktį sapnavau aš tame. Toj laidoj kažkas suchimičino garsą ir gavosi taip, kaip gavosi. Aš nemanau, kad bet kuris atlikėjas būtų su tokiu garsu normaliai atlikęs gyvai gabalą. O savo sugrįžimą į sceną jis įsivaizduoja dainininkės Ievos Narkutės lygyje. Bet matai, Ieva Narkutė, aktorių trio jau yra. Ir jeigu tu nori grįžti į muzikinį pasaulį, tu turi sugalvoti, ką tu nori daryti panašiai, bet kitaip. Kaip ir esu minėjęs, keistuoliu būti nėra nusikaltimas. Bet kodėl dėl tavo traumų ir liguistų fantazijų turi nukentėti kiti žmonės, o ypatingai tie, kurie yra silpniausi, jauniausi ir psichologiškai pažeidžiami. Bus žmonių, kurie sakys, kad iš Minedo eilinį kartą tyčiojamasi. Na bet žiūrėkite, internete pavyzdžiui yra toks veikėjas Baltalietuvis. Jis labai paprastas, atviras, malonus, mėgsta dainuoti, bendrauti su sekėjais ir ragauti bei vertinti maistą. Parašyta, kur tu mane gali rasti. Tik vieną pasakysiu, kad mes konfiskuojame aparatūrą. O šiandien aš jau suvalgysiu kyvį. Visai nenulupta, net nenuplauta, taigi pradedam. Taigi sveiki visi, su jumis vėl, aš Baltalietuvis. Šiandien filmuojam 4 gaminamą epizodą. O šį kartą gaminsim nesunkiai paruošiamą sumuštinį. Jis pats supranta, kad yra šiek tiek keistesnis žmogus, bet daugelis jį myli.
Būti keistuoliu nėra nieko blogo, bet jis nevagia pinigų, negrumina nepilnamečių, nesiskelbia geriausių dainininkų pasaulyje. Tiesiog gyvena, daro, kas jam patinka ir savo linksmumu dalinasi su kitais žmonėmis. O Minedas yra piktybiškas priekabiautojas ir šlykštus pasalūnas. Ir tai, kad jis yra vienas didžiausių keistuolių Lietuvoje, nėra pasiteisinimas daryti tokius dalykus. Lietuvoje Minedas yra žinomas kaip žmogus liguistai ieškantis dėmesio ir siekiantis išgarsėti bet kokią kainą. Taigi šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, būkite saugus ir atidūs ne tik internete, bet ir realiame gyvenime. Iki kito karto.